Antroji knyga. Žiūrėk, klausyk ir gyvenk. Įžanga. Ar tiki vieninteliu tikruoju Dievu? Papasakosiu apie kai kurios žmonės, kurie mylėjo ir tikėjo juo. Pirmas paveikslas. Du broliai. Du broliai paveikslėlėje bando dėrėtis. Vienas iš jų, vardu Ezavas, buvo geras medžiotojas. Kartą Jokūbas, jaunesnysis brolis, pagamino skanaus maisto, o Ezavas parėjo iš lauko nuvargęs. Ezavas tarė Jokūbui: duok savo maisto, nes aš esu nuvargęs, o Jokūbas pasakė: parduok man savo pirmagimio teisę. Jis norėjo šeimos palikimo, kuris atitektų vyriausiajam sūnui. Ezavui nerūpėjo jo paveldėjimas, todėl jis pardavęs jį už vieną patiekalą. Jokūbo vardo reikšmė yra apgaulė ir jo prigimtis buvo apgaudinėti kitus, netgi savo tėvą. Antrasis paveikslas. Jokūbo sapnas. Ezavas nemėgo Jokūbo, norėjo jį nužudyti. Dėl šios priežasties jis pabėgo iš savo namų. Vieną dieną Jokūbas susapnavo Dievą rojuje ir angelus nusileidžiančius iš dangaus. Viršuje stovėjo Viešpats ir tarė: tą žemę, ant kurios guli, atiduosiu tau ir tavo palikuonėms, o tavo palikonių bus kaip žemės dulkių. Tavyje ir tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Aš būsiu su tavimi ir tave saugosiu ir lydėsiu visur. Viešpats žinojo, kad Jokūbas buvo apgavikas, bet jis mylėjo jį ir norėjo jį pakeisti. Todėl jis davė jam šios pažadus. Trečias paveikslas. Jokūbas ir Labanas. Jokūbas toliau apgaudinėjo kitus, bet ir kiti apgaudinėjo jį. Jokūbas išvyko tarnauti savo dėdei Labanui. Jis norėjo vesti jo dukterį Rachelę, bet už tai Jokūbas turėjo tarnauti 7 metus. Bet Labanas apgavo jį. Jokūbui davė vyresnėją dukterį Lėją. Bet jis mylėjo Rachelę, todėl tarnavo už ją dar 7 metus. Kai jis gavo Rachelę, Jokūbas pasiėmė visus geriausius gyvūnus iš Labano bandos. Vieną dieną Viešpats tarė Jokūbui: grįžk į tėvų šalį pas savo giminės, aš būsiu su tavimi. Ketvirtas paveikslas. Jokūbas sutinka Viešpatį. Jokūbas norėjo sugrįžti į namus, bet bijojo savo brolio Ezavo. Tie, kurie apgaudinėja kitus, gyvena baimėje, kad jie atsilygins tuo pačiu. Vieną naktį, pakeliui į namus, vienas vyras priėjo prie Jokūbo. Ten jie grūmėsi iki aušros. Matydamas, kad neįstengė įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino sąnarį. Tada tas vyras tarė: paleisk mane, nes jau aušta. Jokūbas atsakė: nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi. Tas klausė: ko tu vardu? Jis atsakė: Jokūbas. Tada jis tarė: nebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, princas, kuris kovoja su Dievu. Nes tu kovojai su Dievu, su žmonėmis ir nugalėjai. Viešpats turėjo padaryti Jokūbą silpną, kad jį pakeistų. Izraelis grįžo pas savo šeimą ramybėje. Jis tapo tautos, kuri garbina Viešpatį tėvu. Draugai, mes visi bandom kovoti prieš Viešpačio valią, apgaudinėti kitus, bet Dievas atsiuntė žmogų, kuris gali pakeisti mus. Jis Viešpats Jėzus Kristus. Penktas paveikslas. Juozapo sapnas. Jokūbas, kuris buvo pervadintas Izraeliu, turėjo 12 sūnų. Jo mėgstamiausias sūnus buvo Juozapas. Jis davė jam nuostabų apsiaustą. Juozapo broliai jam pavydėjo,
Kartą Juozapas sapnavo sapną ir jį papasakojo savo broliams. Tada jie ėmė dar labiau jo nekęsti. Jis tarė jiems: pasiklausykite mano sapno. Štai mes rišome pėdas laukose, mano pėdas atsistojo ir stovėjo tiesus, o jūsų pėdai sustojo aplinkui ir nusilenkė prieš mano pėdą. Broliai jam atsakė: bene būsi mūsų karalius, o gal mus valdysi? Ir jie dar labiau jo neapkentė dėl jo sapnų ir jo kalbų ir ieškojo būdų, kaip jam pakenkti. Šeštas paveikslas. Juozapo pardavimas. Juozapo broliai toli nuo namų ganė savo bandas. Jokūbas sakė Juozapui: eik pažiūrėk, kaip tavo broliam ten sekasi, ir parėjęs pranešk man. Bet kai jo broliai pamatė jį ateinant, nusprendė jį nužudyti. Juozapui atėjus pas brolius, jie nutraukė nuo jo margąjį aptrą, kuriuo jis vilkėjo, ir sugriebę jį įmetė į duobę. Tada vienas iš jų tarė: ką laimėsime užmušę savo brolį ir nuslėpę jo kraują? Parduokime jį vergu. Einant pro šalį pirkliams, jie ištraukė Juozapą iš duobės, pardavė už 20 sidabrinių. Jie paėmė Juozapo apdarą ir papjovę ožį, tą apdarą pamirkdė jo kraują ir pasiuntė jį tėvui, sakydami: štai ką radome, pažiūrėk, ar tai ne tavo sūnaus apdaras? Jokūbas galvojo, kad laukiniai žvėrys sudraskė Juozapą ir labai jo gedėjo. Septintas paveikslas. Juozapas ir nedora moteris. Prekybininkai pardavė Juozapą Egipte. Jis tapo Potifaro vergu. Viešpats buvo su Juozapu ir jam viskas sekėsi. Jis gyveno savo valdovo egiptiečio namuose. Juozapas rado Potifaro akyse malonę. Jis tarnavo jam ir tas paskyrė jį savo namų prievaizdu ir visą pavedė jam tvarkyti. Juozapas buvo dailaus ir gražaus veido. Po kurio laiko valdovo žmona atkreipė dėmesį į Juozapą ir norėjo su juo sugulti. Juozapas žinojo, kad tai neteisinga, todėl atstūmė ją. Jis pabėgo, bet Potifaro žmona nugrebė jo apsiaustą. Ji nunešė tą apsiaustą parodyti savo vyrui ir apkaltino Juozapą norėjimu užpulti ją. Potiforas už tai įkalino Juozapą. Aštuntas paveikslas. Juozapas kalėjime. Viešpats taip pat globojo Juozapą kalėjime. Kalėjimo viršininkas pavedė Juozapui rūpintis visais kaliniais ir visi darbai buvo jo priežiūroje. Po kurio laiko nusikalto Egipto karaliui jo vyno pilstytojas ir duonkepys. Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir duonkepys tą pačią naktį susapnavo sapną. Ir kiekvienas sapnas turėjo savo reikšmę. Juozapas jiems tarė: argi ne iš Dievo ateina paaiškinimas, pasakykite juos man. Tuomet vyno pilstytojas papasakojo savo sapną Juozapui. Aš sapnavau, kad pasirodė vynmedis prieš mane. Jis turėjo 3 šakeles, išleido pumpurus, išskleidė žiedus ir subrandino vynuoges ant kekių. Faraono taurę laikiau savo rankoje. Paėmiau vynuogių, išspaudžiau jas į faraono taurę ir padaviau jam. Juozapas jam atsakė: štai sapno paaiškinimas. 3 šakelės yra 3 dienos. Po 3 dienų faraonas sugrąžins tave tarnybon ir tu padavinėsi faraonui taurę į jo ranką, kaip pirmą darydavai, kai buvai jo vyno pilstytojas. Kepėjų viršininkas, girdėdamas, kad jis gerai išaiškina, paprašė Juozapo, kad jis paaiškintų jo sapną. Bet jo sapnas reiškia, kad jis bus nužudytas po 3 dienų. Egipto karaliaus vyno pilstytojas buvo atleistas nuo kalėjimo, bet kepėjų viršininkas buvo nužudytas, kaip kad Dievas paaiškino Juozapui.
Juozapas buvo įkalintas dar 2 metams. Devintas paveikslas. Karaliaus sapnas. Egipto karalius susapnavo sapną. Jis stovėjo prie upės ir iš jos išlipo 7 karvės, gražios ir riebios, ir jos ganėsi lankoje. O po jų išlipo kitos 7 karvės, bjaurios ir liesios, ir atėjo prie tų karvių upės pakrantėje. Liesusios karvės surijo visas 7 gražiasias ir riebiasias karves. Niekas negalėjo šio sapno paaiškinti. Tada vyno pilstytojų viršininkas papasakojo karaliui apie Juozapą. Karalius pakvietė Juozapą iš kalėjimo ir paprašė jo paaiškinti sapną. Juozapas atsakė karaliui: sapnai reiškia vieną ir tą patį. Dievas parodė faraonui, ką jis ketina daryti. 7 gražiosios karvės yra 7 metai ir 7 gražiosios varpos yra 7 metai. Sapnas reiškia vieną ir tą patį. 7 plonosios ir bjaurios karvės, 7 tuščios rytų vėjo išdžiovintos varpos yra 7 ateinantys bado metai. Karalius pamatė, kad viešpats globoja Juozapą, todėl paskyrė jį viso Egipto prižiūrėtoju. 10 paveikslas. Juozapo taisyklės Egipte. Per 7 pertekliaus metus šalyje viskas gausiai užderėjo. Juozapas surinko visą 7 metų maistą ir sukrovė miestų sandėliuose. Bet kai 7 metų badas prasidėjo, jis pardavinėjo javus žmonėms, kaip kad karaliaus sapno paaiškinimas žadėjo iš viešpačio. Kanane taip pat buvo badas. 10 vyresnieji Juozapo broliai atkeliavo į Egiptą nusipirkti grūdų. Jie nežinojo, kad jis buvo valdovas, bet Juozapas juos atpažino. Jis apkaltino juos žvalgais ir įkalino 3 dienomis. Tada jis su jais kalbėjo: kad įrodytumėte, kad esate dori, privalote atvesti savo jauniausiąjį brolį. Jis paliko vieną iš brolių kalėjime, o kitus išsiuntė į namus su grūdais savo šeimoms. Vienuoliktas paveikslas. Juozapas atskleidė tiesą apie save. Juozapo broliai bijojo sugrįžti į Egiptą, tačiau jiems grūdai baigėsi. Jie pasiėmė savo jauniausiąjį brolį Benjaminą ir nuvyko pas Juozapą. Jis vis dar slėpė, kas jis toks. Jis davė grūdų jiems, bet taip pat paslėpė brangenybių jų krepšiuose. Tada jis pasiuntė sargybinius dėl vogimo iš jo. Jie puolė prieš jį ant žemės, maldavo pasigailėjimo. Juozapas nebegalėjo slėpti šios paslapties. Jis apkabino Benjaminą ir pravirkęs pasakė: aš jūsų brolis Juozapas, kurį pardavėte. Broliai grįžo namo ir pasakė tėvui, kad Juozapas gyvas ir kad jis Egipto valdovas. 12 paveikslas. Jokūbas su Juozapu Egipte. Jokūbas su visa šeima ir turtu išvyko gyventi į Egiptą. Jis buvo toks laimingas, vėl pamatęs Juozapą. Jis palietė Juozapo vaikų galvas ir palaimino juos. Jokūbas mirė turėdamas daug metų. Juozapo broliai baiminosi jo dėl to, ką jam buvo padarę. Bet jis jiems sakė: nebijokite, nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą, išgelbėjo daugybę žmonių. Vienintelis asmuo, kuris yra didesnis už Juozapą rojuje, tai viešpats Jėzus Kristus. Nedorūs žmonės pražudė jį, bet Dievas tai pavertė gėriu mums. Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų. Dabar Dievas gali atleisti mūsų nuodėmes, netgi piknaudžiavimą prieš kitus. Jis gali apsaugoti mus nuo amžinosios mirties. 13 paveikslas.
kūdikėlis Mozė. Buvo galingas vyras vardu Mozė, kuris išgelbėjo žmones nuo nelaisvės. Jis nukreipė mus pas vienintelį, kuris gali išgelbėti visą žmoniją. Mozė buvo izraelietis. Jis gimė Egipte 300 metų po Juozapo. Egipto karalius elgėsi blogai su izraelitais, jis vertė juos dirbti kaip vergais. Egipto karalius įsakė hebrajų pribuvėjoms nužudyti visus naujagimius berniukus. Kai Mozė gimė, jo mama paslėpė jį. Ji paėmė iš papiruso neandrių nupintą krepšį, ištepė jį derva ir sakais, įdėjo į jį kūdikį ir nunešusi padėjo nendrynę prie upės kranto. Karaliaus duktė ėjo išsimaudyti upėje. Ji pamatė krepšelį ir kūdikį Mozę jame. Ji nusprendė pasilikti jį. Mozė užaugo karališkose rūmuose. 14 paveikslas. Mozė ir degantis krūmas. Kartą Mozė pamatė egiptietį mušantį izraelietį, vergą. Jis norėjo padėti savo tautiečiams, todėl nužudė egiptietį. Tada jis pabėgo nuo karaliaus. Jis apsigyveno Midjavo šalyje. Vieną dieną jis pamatė labai keistą reginį. Buvo degantis krūmas, bet nesudegantis. Tada Dievas prabilo iš degančio krūmo. Aš pamačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jos šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jos sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti jos iš tos šalies į gerą ir plačią pasaulį. Penkioliktas paveikslas. Mozė grįžta pas karalių. Mozė bijojo grįžti į Egiptą, bet pasitikėjo Dievu. Jo brolis Aronas ėjo su juo. Jie kalbėjo su karalium. Viešpats, Izraelio Dievas, sako, leisk mano žmonėms eiti. Bet karalius atsakė, kas yra jūsų viešpats, kad klausyčiau jo balso ir išleisčiau Izraelį? Aš nepažįstu viešpaties ir neišleisiu Izraelio. Tada viešpats tarė Mozei, pasakyk Aronui paimti lazdą ir mesti ją prieš faraoną. Tada ji pavirs gyvate. Aronas pakluso, faraonas pamatė Dievo galią, tačiau nepaleido žmonės. Dėl to viešpats darė daugiau stebuklų prieš egiptiečius. Jis pavertė vandenį krauju, žmonės nebeturėjo ko gerti. Jis atsiuntė varlių, mašalų, skėrių ir krušą į Egiptą. Gyvūnai pradėjo mirti ir egiptiečiai sirgti, bet faraonas vis tiek neįleido izraeliečiams išeiti iš šalies. Šešioliktas paveikslas. Avinėlio paaukojimas. Dievas vėl kalbėjo su Moze. Pasakykite visiems izraelitams, kad jie paimtų po avinėlį savo namams, po vieną avinėlį kiekvienai šeimai. Jo krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. Aš pereisiu visą Egipto šalį ir išžudysiu visus pirmagimius, žmones ir gyvulius. Pamatęs kraują, aplenksiu jūs, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. Dievas padarė, kaip kad buvo žadėjęs. Visi egiptiečių pirmagimiai mirė, nei vienas izraelito pirmagimis nemirė. Tada faraonas sakė Mozei, palikit mano šalį su visais savo žmonėmis, eikit ir garbinkit savo Dievą. 17 paveikslas. Perėjimas per jūrą. Mozė vedė izraelitus iš Egipto. Viešpats ėjo pirmą jų dieną, debesies stulpe, rodydamas kelią, o naktį ugnies stulpe, šviesdamas jiems, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Egiptiečiai buvo pikti, nes neteko vergų.
Egipto karalius ir visa jo kariuomenė vijosi izraeliečius, kad susigrąžintų juos. Izraeliečiai prisiartino prie jūros, kurios neįmanoma būtų pereiti. Egiptiečiai buvo už jų, jiems nebebuvo kaip išsigelbėti. Mozė tarė jiems: nebijokite, pamatysite, ką Viešpats gali padaryti, kad išgelbėtų jūs. Tada Dievas pravėrė jūrą, izraeliečiai praėjo į kitą krantą sausų jūros dugnu. Egiptiečiai sekė juos, tačiau vanduo sugrįžo ir užliejo visą faraono kariuomenę, karo vežimus ir raitelius. Nė vienas jų neišliko gyvas, bet visi izraeliečiai išgyveno. Aštuonioliktas paveikslas. Maistas ir vanduo dykumoje. Mozė atvedė žmones į dykumą. Jie neturėjo pakankamai ko valgyti, todėl Viešpats atsiuntė jiems maisto. Kiekvieną rytą Viešpats atsiųsdavo pulką mažų paukščių žmonėms valgyti. Kai nebebuvo vandens, Dievas tarė Mozei: eik ir atsistok prieš žmones, laikyk rankoje lazdą, suduok į uolą ir ištekės iš jos vandens žmonėms atsigerti. 40 metų Viešpats padėjo žmonėms dykumoje. Devynioliktas paveikslas. Mozė ant Viešpačio kalno. Izraelitai atėjo į Sinajaus dykumą. Viešpats nusileido ant kalno su žaibais ir grūstiniu, debesimis ir ugnimi. Tada jis kalbėjo su Moze: aš Viešpats, tavo Dievas, neturėk kitų dievų ir jų negarbink. Netark mano vardo be reikalo, 7 dieną poilsiauk. Gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neapgaudinėk, negeisk svetimo turto. Po to Viešpats užrašė šios žodžius ant akmens plokščių ir Mozė parnešė juos nuo kalno žmonėms. Dvidešimtas paveikslas. Varinis žaltys ant lazdos. Žmonės nebuvo patenkinti maistu iš Viešpačio, todėl jis atsiuntė nuodingą žaltį nubausti juos. Daug žmonių mirė nuo žalčių įkandimo. Žmonės prašė pagalbos iš Mozės ir jis meldėsi už juos. Tada Viešpats tarė Mozei: pasidirbk varinį žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įkeltas, pažvelgs į jį ir išliks gyvas. Mozė tada padirbo vario žaltį ir pridėjo jį prie stulpo. Kai tik žaltys ką nors įgelsdavo, tas žmogus pažvelgdavo į vario žaltį ir išlikdavo gyvas. Mozė buvo didžiausias pranašas iš Dievo, kurį Izraelis turėjo. 40 metų Mozė vedė žmones dykumoje. Prieš Mozei mirštant, Viešpats su juo kalbėjo: aš atsiųsiu dar vieną pranašą iš Izraelitų. Jis praneš žmonėms, ką aš paliepsiu. Dvidešimt pirmas paveikslas. Jėzus maitina žmones. Daugelį metų žmonės ieškojo žadėtojo pranašo, kaip Mozė iš Dievo. Tada Izraelyje gimė Jėzus Kristus. Jis mokė žmonės apie Dievą taip pat kaip Mozė. Žmonės vyko į dykumą klausytis jo mokymo. Jie buvo alkani ir neturėjo ko valgyti. Jaunas vaikinas turėjo 5 duonos kepalus ir 2 mažas žuvis. Jėzus paėmė juos ir padėkojo Dievui už tai. Tada jis pamaitino visus žmones. Buvo jų daugiau nei 5000. Žmonės kalbėjo: tikriausiai jis ir yra pranašas. Jėzus tarė jiems: aš esu gyvenimo duona. Tas, kuris ateis pas mane, niekada nebus alkanas, ir tas, kuris tikės manimi, niekuomet netrūks ko gerti. Dvidešimt antras paveikslas. Jėzus kalba su Moze. Mozė ir Elijas
Abu buvo pranašai iš Dievo. Jie gyveno daug metų prieš Jėzų. Vieną dieną jie pasirodė kalno viršūnėje su Jėzumi. Jų drabužiai spindėjo ryškiai kaip žaibai. Jėzus žinojo, kad neužilgo jis mirs, ir jis apie tai kalbėjo su Moze ir Eliju. 3 Jėzaus draugai išgirdo juos bekalbant. Tada debesis uždengė juos visus. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas: "Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite." Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. – 23 paveikslas. Jėzus mirė už mus. Izraeliečiai išsižadėjo Jėzus ir jį nužudė. Sargybiniai prikalė jį prie medinio kryžiaus, taip pat ir 2 kitus vyrus. Jie buvo vagys ir žudikai, bet Jėzus niekada nenusižengė Dievo įsakymams. Bet mes taip pat esame nusižengę Dievo įsakymams. Mes nusipelnėme Dievo amžinosios mirties nuosprendžio. Bet jis myli mus visus ir nenori, kad mūsų mirtis būtų amžina. Todėl atsiuntė savo sūnų Jėzų, kad jis atpirktų mūsų nuodėmes. Mozės laikais avinėlio pralietas kraujas gelbėdavo Izraelio šeimas. Jėzus, Dievo avinėlis, buvo paaukotas už mus. Jo kraujas mokestis už mūsų nuodėmes. Tas, kuris seks juo, bus išgelbėtas. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. 24 paveikslas. Jėzus rojuje. Jėzui mirus, jo kūnas buvo nuneštas į kapą, bet 3 dieną prisikėlė iš numirusiųjų. Daugelis žmonių kalbėjo su juo. Po 40 dienų žmonės pamatė jį kylant į dangų. Šiandien Jėzus vis dar gyvas. Mozė buvo didis Dievo vadas ir pranašas, bet Jėzus buvo jo sūnus. Jis daug didesnis už Mozę. Mozė vedė žmonės per jūrą ir jie buvo išgelbėti. Bet Jėzus atėjo išgelbėti visą žmoniją, kuris seks juo. Vieną dieną Jėzus sugrįš, taip pat, kaip kad nužengė į dangų. Jis pasiims su savimi į rojų tuos, kurie tiki juo. Tikėkite Jėzumi Kristumi ir jūs būsite išgelbėti.